Na, mes šiandien esam pas gerą draugą Liną Kubilicką, sėkmingą pakruojo ūkininką, kuris anglies kaupimo programoje InSoil nuo pirmų dienų ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad po jau 4 metų darbo pagaliau kažkokį tai atvežėm finansinę naudą. Linai, norėjau paklausti keletą klausimų. Pirmiausia, tai kodėl įsitraukėt ir kaip vertinat visą tą darbą kartu? Pirmiausia, patikėjau, tai buvo naujas dalykas. Patikėjau, kad įmanoma kažką padaryti. Tuos metus kartu dirbom ir kažkokį rezultatą pasiekėm. Noriu taip jau atvirai paklausti, ar visą laiką tikėjot, kad bus čia kažkokia ta graža, nauda, ar taip skeptiškai vis tik tai žiūrėjot? Ne, be tikėjimo tai nepradėjęs nebūčiau. Tikėjau aš visą laiką kažką įmanoma padaryti. Būtų nepavykę, bet pavyko, tai malonu, visi dirbom, visi stengiamės ir kažką pasiekėm. Na, o dabar truputėlį keliaujant prie tos ūkio dalies, sakykit, ką pavyko per visą tą laiką, kai kartu dirbom, kažką ūkėje dar šiek tiek padaryti gamtai tvariau, draugiškiau, kažką gal pavyko priadaptuoti? Kažkiek sumažinom pesticidų kiekį, kažkiek trąšų, kažkiek tai pamažinom. Iš esmės atnaujinus visą parką, kuro sumažėjo suvartojimas. Na, tas ir įdomu, iš tikrųjų, žiūrint jūsų rezultatus. Jūsų ūkis pademonstravo, iš tikrųjų, didelis, sėkmingas ūkis pademonstravo tikrai aukštą, kaip mes vadinam, anglies sekvestravimo lygį. Beveik 2,6 tonos CO2 per hektarą, kas yra iš tikrųjų įspūdingas rezultatas. Tai ką patartumėt kitiems ūkininkams? Galbūt mažesniems, mažiau drąsiems? Nebijot pirmiausia, bandyti, nes jeigu nenusipirksi loterijos bilieto, tai ir nelaimėsi. Ir viskas, bandyti, paprasčiausiai bandyti. Plius, kas gali geriau žinoti apie savo ūkį kaip ūkininkas? Viskas sveikų protų, vadovauti sveikų protų ir daryti taip, kad ūkiui būtų geriau. Na ką, super, ar tai trumpai rekomenduotumėt InSoil į draugus? Tikrai 100%. 100%, todėl, kad ir jie pirmi, jūs pirmi pabandėt, jūs irgi nežinojot, kuo čia baigsis viskas. Jūs irgi bandėt, gaišot laiką, leidot finansus ir taip toliau. Ir, pasiekėm, kažką tai bendrom jėgom pasiekėm ir tikrai rekomenduoju ūkininkam, tikrai. Ačiū labai.